Ne, tai čia yra problema, juk faktiškai vakarai dažniausiai yra suinteresuoti, pažiūrėjau, mūsų rinkai. Jinai maža ta rinka, bet ją reikia užpildyti. Ir matot, čia pirmiausia vyko ta tendencija, kodėl vyko privatizacija, pirmiausia pardavinint, tai pirmiausia įstumti gamintojus, kad Lietuvoje nieks negamintų, arba, kiek galima mažiau gamintų ir nesudarytų konkurencijos vakarų rinkoje. Todėl šitą dabar matot dar vieną su ta problema susijus, kita problema, tai būtent, matot, jau mes pardavėm visą tai, ką galėjom parduoti, dabar lieko dar miškai ir žemė. Vat mes su gerbiamu Juozu važiuodami apie tai kalbėjimas. Žemės pardavimas, sakyčiau, yra pati pavojingiausia prekyba. Todėl, kad štai mūsų žemė tai yra mūsų tautos namai. Jeigu mes parduosime žemės užsieniečiams, vadinasi visiems laikams patys ir mūsų vaikai ir anūkai taps svetimi savo namuose. Jie bus svetimųjų samdiniai. Nes štai man kartą vienoje oponavo, sako, štai, taigi žemė, sako, liks, čia bus nieks jam neįsiveš. Tai aš sakau, ir bolševikų laikais žemės niekas į Maskvą arba į Sibirą neperkelė. Bet štai ta žemė buvo naudojama ne lietuvių tautos interesais, bet svetimų interesais. Todėl, kad mes galėtumėm palikti savo ir anūkam savo teisę būti šeimininkai savo namuose, tai turi būti saugota lietuvių tautos nuosavybės teisė į savo tą teritoriją, kurioje mūsų tėvai ir bočiai krauju atkovojo. Ir jeigu šitą parduosime, tai faktiškai Lietuva neteks ateities. Iš tiesų, tada teks išvažinėti, ar Lietuvoje gyventi, ar Anglijoje. Jokio skirtumo nebus, kadangi ir ten samdinys, ir čia samdinys. Svetimiai valdo situaciją, nes mes galime atsidurti pavojingesnėje situacijoje negu bolševikų laikais. Mes tada žinojom, kad buvom okupuoti ir prieš savo valią, tai buvom opozicijoje, o dabar savanoriškai atsisakoma nuo teisės būti šeimininkai savo namuose. Tai va, aš manyčiau, kad visos tos partijos, kur šiandien ateitų į valdžią per rinkimus, turėtų labai šitą problemą diskutuoti. Pasakykit, ką dabar daryti? ES sutartį, stojant buvo pasirašyta, kad žemės pardavimas bus rinkos klausimų, laisvos rinkos. Tai, matot, čia yra toks paprastas dalykas. Ar dabar įmanom susistabdyti? Taip, viena tendencija, mes stojom į ES ne todėl, kad savo kapitališkai pakeisti, bet kad sustiprinti savo egzistenciją, savo orumą, kaip tauta įėjant. O dabar, jeigu ima interpretuoti taip, kad mes įstojom visai atsisakydami nuo savo vertybių, nuo savo žemės, tai gerbėjai atsisakom nuo nepriklausomybės, faktiškai. Bet vakarai to nereikalauja atsisakyti nepriklausomybės. Tai jie tik skaito, kad šitie čia yra sutartiniai santykių. Pavyzdžiui, ES tai yra sutarčių pagrindų sukurta organizacija. Tai nėra vienos valios, tai neokupuotas kraštas. Tai yra sutartiniai santykiai. Vadinasi, žiūrėkit, anglai kaip daro. Jie, žiūrėkit, dabar dėl taupimo tos politikos. Visi mano, kad galima biudžetus nacionalinius iš šalies Europą reguliuoti nacionalinius. Anglai sako, jiems tai nenaudinga, kategoriškai atsisako pasirašyti ir niekas prieš jos baudas jiems, nei kokias kitas sankcijas, sankcijom grasina. Štai mes manome, kad jeigu mes pradėsime veikti savo interesais, o ne pataikauti svetimiesiems, tai mes jau čia būsime kokie tai aborigenai arba tarptautinių sutarčių nevykdami. Bet mes šitą savo interesą turime labai aiškiai apibriežti ir pasakyti kitiems. Kažkada sakau, pavyzdžiui, kam suteikta žmogui žodžio laisvė. Juk žodžio laisvė tai ne šiaip savo išreikšti, bet tai yra pagarsinti kitai pusiai savo interesus, kad būtų galima konkrečioje diskusijoje siekti kompromiso. Tai reiškia abiejų pusių interesų pripažinimo ir jų įtvirtinimo kompromisinę elgesio taisyklę, kompromisinį pavidalą turinčią elgesio taisyklę. Kad kalba eina, kad Lietuva iš vis gali po 40-50 metų tokios visai gal nebūtų, nereikia. Vis tik jūsų patirtis įžvalga yra didelė ir teisiškai pagrįsta. Ką daryti tam žmogui, kuris šiandieną atklauso ir ką jam galvoti? Tai aš manyčiau, pagrindinis būtų principinis atsakymas, tai kad
mes turėtumėm pradėti galvoti, teikdami pirmumą savo interesui. Ekonomikoje tai reiškia, kad Lietuva, kiek jinai turi didžiausias galimybės, manyčiau, žemės ūkiai, tradiciškai, tai šiandien jie yra žymiu mastu įstumta iš šitos gamybos sferos, todėl, kad jinai prie esamų sąlygų, prie atvirų sienų, kadangi užsienio prekės gali įeiti į mūsų rinką, tai mūsų žemės ūkis nepajėgus konkuruoti būtent dėl vieno svarbaus faktoriaus, būtent klimatinių sąlygų. Mūsų produktas reikalauja bent, jeigu sakau, ne dvigubai, tai kokį 1,5 kartą daugiau sąnaudų, norint pagaminti tą patį produktą, kuris pagaminamas, sakykime, Lenkijoje arba Prancūzijoje, apskritai vakarų Europoje, kadangi ten yra lengviau tai pagaminti. Ir štai, kai jie susitinka šitos dvi prekės rinkoje, tai mes negalime atlaikyti konkurencijos, kadangi mūsų prekė turi būti brangesnė. Ir norint štai, kad mes galėtume savo rinkoje, savo produkciją prekiauti, ją vartuoti, vadinasi, nelieka kitos išeities, kaip įvesti muitų politiką. Bet kadangi muitų politika, kaip žinote, Europos Sąjunga dabar draudžia, tai va, čia turėtų prasidėti labai rimtos dėrybos su Europos Sąjunga, kad Lietuva būtent šiai gamybos šakai galėtų įsikovoti vis tik muitų pagalba, mat išlyginti tas sąlygas, kurias nelygiomis daro pirmiausia mūsų geografinė, klimatinė padėtis šalyje. Ir tai būtų labai rimta politinė užduotis mūsų ateinančioms politinėms jėgoms, kurios, jeigu tikrai naujos ateis į Seimą ir ateis kaip patriotinės jėgos. Būtent pirmiausia besirūpinčios savo tautos likimu.